Za 3 minuty się zacznie. Tak, o 12 się zacznie, za 3 minuty. Сегодня плохо видно. Сегодня плохо видно. Sveiki, į Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumą. Pasirodymas žaliasis spindulys netrukus prasidės, o kol dar laukiame, prisiminkime, ką jau žinome apie nešančius vėjus. Delfinai – tai šiltakraujai vandens žinduoliai, priklausantis dantytojų banginių pokai. Delfinų jaunikliai, kaip ir žmogaus kūdikiai, atsivesti turi įkvėpti oro ir maitinasi mamos pienu. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume gyvena delfinai juodosios jūros apvalinos. Šie gyvūnai įspūdingi, jų ilgis gali viršyti 3 metrus, o sveria daugiau nei 300 kg. Delfinai pasiekia daugiau nei 40 km/h greitį, nes jų kūnas labai aptakus, o odos paviršius išskiria mikroskopinius riebalų lašelius, kurie padeda lengviau slysti vandenį. Delfinai turi 80 aštrių ūgio formos dantų. Delfinams reikia apie 10–15 kg įvairios žuvies. Dantys padeda patinams poravimosi metu išsiaiškinti tarpusavio santykius. Delfinai kvėpuoja oru, todėl kas kelias minutes iškyla iš vandens. Žmogus vienu įkvėpimu atnaujina plaučiuose tik 15% oro, o delfinai iki 90%. Viršugalvyje esanti kvėpavimo anga neretai stipriai užsidaro, o vandeniu delfinai gali išbūti nuo 10 iki 15 minučių. Vandenyje šie gyvūnai orientuojasi ne tik rega, klausa ir lytėjimą, bet ir echolokacija. Delfinai siųsdami aukšto dažnio garsus pagal grįžusį jų aidą nustato daikto dydį, formą ir net atstumą iki jo. Nugaros plaukmuo padeda išlaikyti pusiausvyrą. Priekiais plaukmenimis jie keičia judėjimo kryptį, bet to šie plaukmenys, kaip ir žmogui, padeda parodyti švelnumą. Svarbi dalyko kūno dalis yra uodega. Tai patikas, uodėgalis kūnas. Žuvų uodegos yra vertikalios, pritaikytos plaukti kaip komanda, o delfinų horizontalios, nes jiems reikia iškilti į vandens paviršių.
Apvalėžus vaikuojasi kas kiekvieni metai. Nėštumas trunka 12 mėnesių. Pirmojo vainiklio patelė sulaukė 7 metų. Gimė tretinukas sveria 13–16 kg. Jo ilgis siekia iki 1,30 cm. Maitinasi motinos pienus iki 1,5 metų ir ilgiau. 20-ojo amžiaus viduryje juodųjų gyveno apie 3 milijono karių. Tačiau dabar jų skaičius yra stipriai sumažėjęs dėl aplinkos taršos, laivybos, žvejybos ir kitos žmogaus veiklos. Juodosios jūros apvalimas yra įtrauktas į nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencijos saugomų gyvūnų sąrašą. Lietuvos jūrų muziejuje delfinai gyvena nuo 1993 metų. Jie ne tik dalyvauja pasirodymuose veda jauniklius, bet ir padeda žmonių vaikams terapijos programą. Moksleiviai su šiais gyvūnais susipažįsta ir išmoksta saugoti jūrą bei įvesti edukacinių programų ir pamokų. Lietuvoje muziejus padeda įgyvendinti susitarimą dėl mažųjų plaučių saugos Baltijos ir Šiaurės jūrose direktyvą, rengiant tarptautinės jūros kiaulės dienos renginius, kurių metu skleidžiama žinia apie delfinus Baltijos jūros kiaules. Delfinais rūpinasi kvalifikuotų specialistų komandos, veterinarijos gydytojai, biologai ir renginiai. Jie nuolat tobulinasi, nes muziejus yra tarptautinės jūrų žinduolių bendrijos muziejus. Ar aš sapnuoju? Ei! Kodėl čia taip tamsu? Ar taip giliai panėriau? Nieko sau. Kas tu? Ir kodėl švieti? Kur mane kvieti? Ei, kodėl tu nuo manęs bėgi? O, štai jūs. Jūs susirinkote? Pagaliau, turbūt jau galime pradėti. Taigi, aš vėjas. Ar jau sakiau? Vardas mano vėjas. O aš savaime suprantama delfinas. Juodosios jūros apvalina. Galėčiau labai ilgai apie savo pasakojimą. Bet geriau vieną kartą pamatyti tiesą. Štai žiūrėk, galiu iššokti net į 5 metrų aukštį. O koks susigrūdęs jau matei, juk matei, kaip pagavau žalią spindulį. 42 km per valandą. Neblogai, tiesa? Jūsų maratoną įveikčiau 2 greičiau nei greičiausias žmogus žemė. Tad lenktyniauti net nesiūlau, kojas susipins.
užsikabins. Taip visada būna, kai žmogus mėgina lenktyniauti su delfinu. Nuo pat pirmo karto, kai susitikome. Netiki? Klausyk. Seniai, kai Lietuva dar buvo iki Juodosios jūros, mano prosenelis ramiai plaukiojo palei akmenuotą krantą. O juo kaip tik bėgo žmogus. Bėgo, o delfiną pamatęs norėjo dar greičiau pabėgti. Štai čia jam kojos ir susipynė. Taip žmogus sutiko delfiną, o gal delfinas žmogų, ne tiek svarbu. Svarbiausia, kad susitikus kilo noras pažinti. Aš sužinojau, kad žmogus mėgsta taškytis, o žmogus, kad delfinams patinka dar ir burbulius leisti. Ale to fajnie wygląda. Parodžiau jam, kaip reikia suktis, o jis mane išmokė sveikintis. Žmogui patiko plūduriuoti, o aš labai mėgstu šokinėti. Kuo aukščiau, tuo geriau. Beje, šokinėdamas aš nusivalau savo odą. Įsivaizduoji, kaip patogu. Dūksti ir klausiesi vienu metu. O dar, tą sykį susitikę žmogus ir delfinas supratome, kad abu mėgstame švelnumą. Ir žinoma, prosenelis žmogui parodė, kad rostrum delfinas gali jį nustumti net į kitą jūros krantą. Žiūrėk! Ale nie nagrywasz mi pani? Ona na delfinie pływa. Išties, tu ir aš esame panašūs, gal net vieno kraujo. Tik tu gyveni krante, o mes vandenyje. Nes mūsų čia daug. Norėtum, kad jau pakvieščiau juos visus? Norėtum? Tuomet skubu. O tu susipažink su liūtais. Jie yra mano tavo bičiuliai. Tik nesupainiok jų liūtų su džiunglėmis. Ten jų kaimas, o jos vandens bijo. No i to skakanie tych delfinów jest super.
Koniec? Kalifornijai jūrų liūtai gyvena ramiajame vandenyne prie Kalifornijos ir Meksikos krantų, kur medžioja ne tik įvairių rūšių žuvis, bet ir netinius arklius. Patinai užauga. Nagrywam. Oni będą coś rysować? Słodka, patrz jaka ta słodka pierwsza. Ale fajna! Fajniutka! Ej, ja myślałam, żeby ta foka tak koło nas. Nagrywam! A czekaj, mogę cię zobaczyć. Patrzcie, to będzie pewnie... Ale fajnie! Знаешь, прикольно место, думать, что так Patrz jaka to słodka pierwsza, to jest klamka. Patrz jaka słodka. Będzie przeskakiwać. Piłki. Ale... No i... Ale nie wiedziałam, że będą foki. Ale szybko wygląda. Ale popatrz, jak
Ciekawe, czy będą jeszcze jakieś zwierzęta, prawda? Nabijasz jeszcze 30 minut. Ale ten... Jak słodko! Ale słodka! To będą inne zwierzęta chyba. Ej, ci... Labas ryte. Čia mano šeima. Mums, kaip ir tau, labiausiai patinka žuvis. Ar žinai, kad delfinai yra labiausiai žaisti mėgstantys gyvūnai žemėje? Nežinojai? Gerai, kad atėjai, dar daug visko sužinosi. No? Delfin przez delfina! Ale słodka! Mums smagu žaisti słodko ir wyglądają. ir dar smagiau drauge. Mes esame būrio gyvūnai. Kartu medžiojame, kartu keliaujame, kartu sukeliame purslų audras. Spodnie mi namoczyły! Spodnie mi zamoczyły! Z tej strony, tu! Kiek laiko pagaminti pakuotę? Pabandom kas ilgiau. 1, 2, 3 ir įkvepiam.
Bet mums pavyksta kiek ilgiau. Mes tikrai labai panašūs, bet turime vieną fantastišką sugebėjimą. Spėk. Tai echolokacija. Jos dėka mes galime orientuotis ne tik dieną, bet ir naktį. Kitaip sakant, Nagle mu oczki. smagu žaisti tarpusavyje. Smagu žaisti ir su žmogumi. Būdavo. Bet vieną dieną žmogus pradėjo elgtis keistai. Kažkoks lyg erzelys ją apėmė, piktis nežinau. Tam tave šiandien ir pasikviečiau. Gal tu gali man padėti išspręsti, juk tu žmogus. Aš irgi jaučiu kartais pyktį. Jak fajnie wygląda. Bet tąkart tai buvo ne šiaip pyktis. Žmogaus veikla žemėje, komercinė žvejyba, krovininė laivyba, auganti pramonė ir jos tarša daro labai didelį įtaką pasaulio jūroms ir vandenynams. Juose knibžda plastikų, žvejybos tinklų, tekstilės ir buities takai. Neirtis plastikas yra didžiausias priešas vandens gyventojams. Jo mikrodalelės daro žalą ne tik stambiems jūrų gyventojams, bet ir mažiausiam planktonui bei dugno florai. Net ir viena tavo ledų ar traškučių plastiko pakuotė atsidūrusi vandenyje gali sunaikinti visą gyvybės rūšį Žemėje iki tol gyvenusią 100 000 metų. Będą skakały? To wydaje się fajnie. Jednak nie będą skakały. Jednak będą. Piłki! Žmogus pamiršo. Tai yra, norėjau pasakyti, kad jis pamiršo, kaip gera yra žaisti ir draugauti. Jis ėmė elgtis keistai. Pradėjo į vandenį, nes viską tą žemę nupurtė ir po ranka pakliuvo. Jak fajnie! Vandenyje radosi nematyti naujų formų ir spalvų, įdomiausių objektų ir vaivorykštinių naftos ratilų. Pradžioje tai mums patiko. Mes darėme tai, ką mokėjome geriausiai. Žaidėme. Tačiau vanduo vis tamsėjo ir darėsi baugu. Juk vanduo yra visos gyvybės šaltinis.
Nebeliks vandens, nebeliks ne tik mūsų, bet ir tavęs. O, co teraz Privalome będzie? gelbėti jūras ir vandenynus. Marselėje neturi Mega įrengti šiukšlių indų, privalai mums padėti. Jei galime mes atskirti formas ir spalvas, bet Ale mam problem. neturi, gali ir tu. Prisimink tik 3 spalvas. Geltoną, mėlyną ir žalią. Mes plastiką, popierių ir stiklą ne į vandenį, kur papuolė, o ten, kur jiems vieta. Krante radęs šiukšlę pakelk, kad banga į jūrą jos neišmestų. Sutarėm?